Dabar yra ilga tokia guma. Aš tą gumą įdėjau į tokį gumbą. To gumbo paskirtis yra, kad galėtumėm fiksuoti gumą įvairiuose aukščiuose. Tai būtų, pirmas aukštis būtų, mes fiksuojame gumą ant durų viršaus, užsidarom duris ir tada gumą galim naudotis. Sekanti padėtis būtų gumą užsikabinam ant durų rankenos, užsidarom duris ir galime gumą tampyti šitokioj padėtyje. Dabar gumos tampimas, užsidėkime ant viršaus tą gumą. Vėlgi visą laiką rankos laiko gumą taip, kaip aš sugalvojau. Ne taip, kaip visi, ne kumščiais, o ištiestom rankom. Ir tada mes patempus gumą palaikom. Paleidžiam, keičiam rankų padėtį, kitaip patempiam, paleidžiam. Ir žemyn aukštyn, čia kiek jūsų fantazija leidžia. Paskiau apsisukus į priekį, tempiam gumą, palaikom, paleidžiam, skleidžiam rankas į šonus, patempiam, paleidžiam ir atkreipkit būtinai dėmesį į tai, kad keičiant rankų padėtį, keičiasi vieta raumens. Tam tikroj vietoj raumuo dirba. Jisai nedirba visas, bet gabalais. Ir mes su tas rankų pakeitimu turim galimybę pereiti per visos nugaros raumenis. Lygiai tą patį judesį atliekant pasikabinus ant durų rankenos, gauname vėl visiškai kitoje vietoje apkrovą ant raumenų. Irgi tai ir taip patent galima, ir taip, ir į viršų. Ir apsisukti, kaip jums norisi. Svarbiausia, kad būtų patempimas lėtas, pilnavertis ir kiek įmanoma ilgiau išlaikyti.